Sausio 16 dieną, penktadienį, 16 val. Duris atvėrė Raseinių rajono kultūros centro atvira jaunimo erdvė. Tai ilgai svarstytas, ginčytas, spręstas, gintas mūsų valdžios projektas, kuris kai kuriems tarybos nariams kainavo daug nervų ir kantrybės, tačiau jų geranoriškumo dėka buvo įgyvendintas. Tad Raseinių rajono jaunimas dabar turi savo erdvę. Atvira jaunimo erdvė tai patalpa skirta ir pritaikyta atviram darbui su jaunimu. Raseinių erdvėje dirbs dvi jaunimo darbuotojas – Inga Vasiliauskienė ir Toma Tarvydaitė. Visos atviroje jaunimo erdvėje vykdomos ir teikiamos paslaugos yra nemokama. Sveikiname su Raseinių atvirosios jaunimo erdvės atidarymo švente ir klausime, kaipgi kilo mintis ir kam kilo mintis tokią erdvę įsteigti. Aš kaip ir minėjau, ačiū visų pirma už sveikinimus ir kaip minėjau, ši idėja tai yra mūsų gerbiamų politikų nuopelnas. Ypač mūsų vicemerės, kuri už mus stojo mūrų ir štai mes turime savo atvirą jaunimo erdvę. Kas vyksta šioje jaunimo erdvėje ir kaip jį dirbs, kokiu grafiku? Grafiką jūs galite matyti va štai čia, o dirbsime atsižvelgiant į jaunimo poreikius. Ir siūlome labai įvairią programą. Jaunimas, aišku, galės užsiimti saviraišką. Siūlome muzikos klausimą, siūlome karaoke vakarus, kino vakarus. Pulo stalas, teniso stalas, futbolo stalas, stalo žaidimai. Darysime disko vakarus. Tiesiog planuojame pagal jaunimo poreikius organizuoti seminarus, renginius, diskusijas, kviestis žmonės, kurie galėtų kažką jaunimui papasakoti ir taip toliau. Ar planuojate kurti savo interneto puslapį? Interneto mes dabar kaip ir esame Raseinių kultūros centro atvira jaunimo erdvė. Tai mes tenais talpinsime didelę informaciją, šiaip visagalis Facebook mums talkina. O kokia čia apsilankiusių mokinių jaunimo nuomonė apie šią jaunųjų asmenų erdvę? Šiaip tai dar nežinom, nes tik atidarė. Va, vienas jaunuolis gal ką nors pasakys. Mes kaip jaunimas tiesiog esam patenkinti, kad Raseinių rajonas pagaliau turi savo atvirą jaunimo erdvę. Ir manau, patys iš pačių nusišypsojusių veidų atidarymo metu jūs suprasite, kad visi esam labai laimingi. Raseinių rajono kultūros centro atviros jaunimo erdvės darbo laikas antradieniais nuo 18 iki 20 valandos, trečiadieniais penktadieniais nuo 14 iki 20 valandos ir šeštadieniais nuo 12 iki 20 valandos. Nuo pirmadieniais ir sekmadieniais jaunimo erdvė nedirba.